Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Alio. Labą dieną. Labą dieną. Skambinam iš Lietuvos kamazistų asociacijos. Iš kur? Kamazų vairuotojų bendrijos. Nu ir. Ar girdėjot, kokia velniava vyksta Latvijos ir Rusijos pasienyje? Girdėjau, bet ne tik, kad ten kitur irgi. Ką girdėjot? Nu, nežinau, kad ten lietuvių nepraleidžia. Negerai? Tai aišku, kad negerai, o jūs nenorit prisidėti prie pagalbos. O ką aš galiu padaryti? Mes darom įrašą, kurį grosime prie Rusijos sienos. Prašom, kad kuo daugiau žmonių įrašytų savo balsus. Kokius balsus? Man kažką sakyti reikės? Mes jums pasakysime tekstą, o jūs turėsite atkartoti. Tada tą įrašą su daug balsų leisim prie pasienio. O ką sakyti? Mes vežėjai Lietuvos norim blynų ir kavos. Mes vežėjai Lietuvos norim blynų ir kavos. Atsibodo mums tiek laukt, griausim sieną, nusispjaut. Atsibodo mums tiek laukti, griausim sieną, nusispjaut. Labai gerai. Nejuokiaukit, čia nesąmonė kažkokia. Kaip čia juokingai skamba. O dabar rusiškai, kad visi suprastų. Ну, давай по-русскому. Мы литовцы, мы хорошие, надоело столько ждать. Будем сильно вас стрелять. Мы литовцы, мы хорошие, надоело столько ждать. Будем сильно мы стрелять. Juokinga skamba. Kodėl? Taigi visai, nežinau, nesąmonė kažkaip. Tai sušaudysim visus, kalbė. A mes į sunkvežimį sulysim. Nu, žiūrėkit, kaip jūs norit, kaip jums geriau. Ačiū jums labai. Prašom, prašom.